pertraukos. Ir Žalgirio komandos pranašumas dabar 3 taškai, plus 15. Taip laimi 8 su trupučiu minučių atkarpą Žalgiris antrajame kėlinyje. Tas Neptūno žaidimas, ta persvara, kurią turėjo Klaipėdos klubas po pirmojo kėlinio, atrodo buvo pakankamai rimtas. Perspėjamasis signalas Žalgiriui ir jį Kauno krepšininkai išgirdo. Ar tai reiškia, kad Neptūno komanda daugiau nebepasipriešins, pamatysime, tačiau visą tai turbūt jau pamatysime tik tai antroje rungtynių pusėje, o kol kas Žalgiris ir toliau didina skirtumą, labai sėkmingai taip pat pastarosiomis minutėmis gindamasis. 9 taškus tik tai praleido į krepšį per 9 minutės. Kauno Žalgirio ekipa Arvydas Eitutavičius sėkmingai išnaudoja greičio persvarą prieš gerokai aukštesnį Paulių Jankūną ir po ilgos tuščios pauzės pelno savo komandai 2 taškus. 31-34 aikštėje šeimininkai atsilieka 3 taškais, 45 sekundės. Milaknis vėl paliktas laisvas ir vėl nepavyksta nubausti Žalgirio komandos snaiperių varžovų gynybos. Už tai, jog buvo susikoncentravęs labiau savo baudos aikštelėje Neptūno komandos krepšininkai. Atspėja Paulius Jankūnas varžovo sumanymą, vėl skuba į priekį Žalgiris, 2 prieš 1, Dainius Šalenga. 1-2 varžovo suklaidina ir pelno 2 taškus. 36-31. Grįžta į gynybą neskubėdamas Dainius Šalenga. Lieka 10 sekundžių iki šio kėlinio pabaigos, iki didžiosios pertraukos šiame pusfinalio mače. Neptūnui šansas sėkmingiau užbaigti šį, šiaip visais požiūriais ne itin sėkmingą kėlinį, tačiau nepataiko